Sveiki, aš Rasos progimnazijos mokytoja Rūta. Priimu mokytojos Martos man vestą į kulinarinį iššūkį. Šiandien patiekalui mums reikės vištienų šlaunelio mėsos, cukinijų, morkų, apelsino ir citrinos, imbiero šaknies, medaus, svogūnų ir česnako, dižono garstyčių, šiek tiek aliejaus, druskos, pipirų ir laukinių ryžių. Cukiniją supjaustome stambiais griežinėliais. Morką supjaustome irgi stambiais griežinėliais. Jis reikalauja mažų svogūnėlių, bet puikiai tiks ir mūsų lietuviški svogūnai. Juos tiesiog susmulkiname. Taip smulkiai smulkini. Sutraiškome ir supjaustome česnako skilteles. Mums reikės šaukštelio tarkuotos imbiero šaknies, todėl dabar susitarkuokime. Mums reikės citrinos ir apelsino žievelių, todėl labai švelniai, be baltų dalių, nusitarkuojame žievelę. Tikrai labai, ne? Dabar išspausime citriną ir apelsiną. Produktus pasiruošėm, todėl galime pradėti gaminti. Pirmiausia, atkepsime vištieną iš abiejų pusių. Puode įkaitiname aliejų ir įdedame morkas, cukinijas ir svogūnus. Troškiname 10 minučių. Kol daržovės troškinasi, galim pasiruošti užpilą troškinimui. Todėl imame 4 šaukštus medaus, jį truputį pašildėme, kad lengviau būtų išmaišyti. Dižono garstyčių. Valgoma? Valgomus šaukštus. Dedame česnaką. Kiek beliko? Kiek supjaustėme. Imbierą. tą daiktą. Arbatinį šaukštelį. Citrinos ir apelsino žievelės. Pat supilam citrinų ir apelsinų išspaustas sultis. Dedame šiek tiek druskos. Beriame grūstų pipirų. Labai skanu turbūt, ne? Ir išmaišome. Patroškiname daržovės. Dabar atgal sudėsime vištieną. Sudėjus vištieną, užpilame mūsų pagamintą padažą. Čia. Uždengiame puodą ir dedame į orkaitę 50 minučių. Na štai ir pagaminome. Belieka ragauti. O aš kulinarinį iššūkį perduodu mūsų mokyklos simboliui Rasiukui. Rasiuk, parodyk, ką gali. Iki!